Mėgėjai, šiandien turiu pagalbininką, operatorių, tai biškį padės man šiek tiek parodyti tą peilio darimo procesą. Vakar visą dieną užėmė, reiškia, šitas dalykas, reiškia, reikėjo padaryti tai, kad geležtė tinkamai įeitų į bolsterį, tada reikėjo padaryti tarpinę, apšlifuoti rankiną, pragręžti skylę ir suklijuoti. Praėjus 12 valandų, epoksidiniai klijai sutvirtėja, gaunasi va štai toks ruošinys. Tai yra pradinė tokia forma. Ir mes gaunam štai tokį peilio variantą. Dabar toliau. Vienas iš etapų tai yra peilio sucentravimas. Kai eina geležtė, reikia per rankeną pažymėti, kad būtų tiesi linija. Kad paskui galėtume tinkamai nušlifuoti. Ne per daug, ne per mažai iš abiejų pusių. Dažniausiai tai aš darau iš akies. Sucentruoju. To pasikoje gaunasi štai toks sucentravimas. Gaunasi štai čia, matosi, kad daugiau reikės nušlifuoti, štai čia mažiau. Taip pat čia ir po to, kai šlifuoji, tu matai, kurį pusę dar reikalauja šlifavimą, kurį jau nebe. Dabar bus biški dulkių, užsidedu kaukę. O mano kolega biški pafilmuos procesą. Taip, turim čia švitrinį besisukantį 150 mm skersmens. Pabandysim. Šiek tiek apšlifavom, dabar kadangi geležtės forma šiek tiek pakelta, po to nusileidžia, tada aš bandau išgauti tokią pat ant rankinos formą, kad būtų jis harmoniškesnis. Pradinis šlifavimas yra, čia pas mus išryškėja, reiškia, raudona fibra, tokia speciali vulkanizuotas popierius medžiaga, per vidurį eina odinė tarpinė ir dar viena raudona, čia dėl estetikos gaunasi visai gražus. Dabar mes padarysim išėmimo pirštui rodomajam. Turime specialų įrankį, kurį reikia šiek tiek paruošti. Vienas, du. Čia yra tiesinis šlifuoklis. Čia pas man nustatytas biški kitas antgalis. Turim tokį apvalų antgalį su šlifavimu popierium. Labai grubiu, kadangi pradžiai mums nereikia ypatingo švarumo, mums svarbu yra pradinis. Ir darom. Padidinsim biškį apsikirs. Kad tas sutirštėja, bet reikia gilesnė.
pakeisti švitrinį, bet šitam praktiškai beveik jau užteks. Va, tada paimam smulkesnį. Su smulkesnio galim poliruoti šiek tiek labiau. Op, šitas irgi suplisa, nieko. Demonstracija užteks. Nu, žiūrim, kas gaunasi. Va, matot, gaunasi piršto išėmimas. Jau forma beveik suformuota. Dabar nušlifuoti reikės apatinę dalį, suformuoti galinę dalį. Tada bus pragrįžimas skylutės, mozaikinio pino įdėjimas. Ir gausis visai neblogas skineris. Va, šiek tiek visą laiką palieku didesnę tą rankeną, kad būtų kur paskui ją nušlifuoti. Nes jeigu darysi iš karto ir uodegą to paties dydžio, kuris turi būti, tai paskui gali pritrūkti, jeigu kažką per daug nušlifuosi. Šitą rankeną irgi kol kas labai stora, tai viskas eis dar šlifuoti. Va, gerai.